Sako, sorry, miss, sorry. Jūsų bilietas yra kito mėnesio, 4 dienai. Mumis šiandien vietiniai ispanai visiškai gelbėja, nes mes būtume pasiklydę kokius mažiausiai 5 kartus. Ir iš tiesų mūsų namus užpuolė skruzdas. Paskutinė diena, kur yra pati turbūt svarbiausia diena, kur realiai apie Europos parlamento rinkimus ir jie šneka ispaniškai. Valandos beig skrendam. Žaidžiam kortom, Goda kažkur gale. Dominikas. Su kažką šneka. Dar 2 valandos ir jau bus Maljorkoje, o tada iš Maljorkos į Madridą, o tada iš Madrido į Seviliją. Tai dabar šiuo metu esame Maljorkos oro uoste ir laukiame skrydžio į Madridą. Ką tik su Godute ką tik nusileidom jau. Ne tik Godute ir aš, bet ir kiti nusileido jau. Nežinom, argi vis dar. Jo, labai baisus nusileidimas, buvo labai baisus skrydis, bet mes esame Madride. Nusileidom. Jo. Esam traukiny, pasigavom traukinį. Autobusą gal? Ką reiškia tokį skrydį turėt? Esam autobuse, važiuojam į traukinių stotį, esam Madride ir bandysim ten gaudyti traukinį. Bet mes esam tokie dideli asai, kad mes netgi tiesiog per maps sužiūrim, ar mes nepasimėsim. Jo, mes įsėdom į tokį traukinį ir mes nežinom, kuris mumis vežė. Autobusą. Vėl. Autobuse. Va. Susitiksim, kai tikėkimės jau sėdėsim traukinį. Šiandien yra birželio 4 diena. Mes ateinam į traukinį iš Madrido į Seviliją. Praeinu, jau noriu dėti, kad šviestų mano lagaminą. Sako, sorry, miss, sorry. Jūsų bilietas yra kito mėnesio, 4 dienai. Tik norim pasakyti, kad yra dabar 7:30. Mums traukinys 19:55. Eilutė, informacijos centrai yra tokia. Na, tai mergos toj bliaus. Mes bėgam, nes iki autobuso liko 20 minučių ir jeigu šitą nespėsim, tai Seviliją geriausiu atveju pasieksim kokią, vidurį nakties. Tai žodžiu, chebrytė ten prieki bėgioja, bando keistis bilietus. Duok Dieve pavyks. Gerai, 99%, kad pakeisim tą kelionę. Bet neaišku, ar mes spėsim, nes traukinys už 15 minučių, o mes dar net neužsičekinom nieko. Kaip jauties, Goda? Įdomu, ne? Dabar prasideda linksmoji dalis. Suspėti traukinį, nes bilietus gavome. Todėl dabar visi bėgame. Nepatikėsit? Mes traukiny. Mes šiandien taip suspėjom. Prasidėgam Bet dar neaišku, ar čia tas traukinys. Jo, sužinosim už 3 valandų. Gal atsidursim kur nors kitur. O ką jūs darot? Mes norim pasilapoti. Pailgos kelionės su traukiniu. Mes keliaujame ieškoti savo būsto, kuriame gyvensime ir tikimės, kad pavyks į jį eiti ir užsisakėme jį ne Barcelonoje, o tikrai užsisakėm Sevilijoje. Dėstytoja, ką galvojate apie šitos begėdžius einančius per raudoną? Atvykome į Seviliją pagaliau, labai nekvepia, bet tikėkime, kad tik tai mūsų rajonėlė. Šiaip namukai radom, atvykom, o dabar einam aplankyti naktinę Sevilijos visą iki kitos dienos. Nu ką,
Nauja diena, nauji nuotykiai. Žygiuojame dabar kur nors papusryčiauti, nes vakar grįžom labai vėlai ir nespėjom nusipirkti maisto jokio. Taigi publika, prasidėjo mūsų projektas, pagaliau radom, kur vis tik gražu. Mes tokia gražioj vietoj. Ar jūs įsivaizduot, kad čia pats seniausias pasaulyje, pati seniausia medicinos akademija? Mes esam kelionėje. Šiuo metu merginos apsipirkinėja, o mes klaidžiojame aplinkuje. Tai galite aplinkui matyti nuostabią architektūrą. Tai labai daug žmonių, kol kas dar nėra labai karšta, bet maždaug 3-4 valandą rodo 35 laipsnius. Tai 10 laipsnių bus daugiau. Tai kviečiu toliau tęsti mūsų kelionę. Šiaip pasakyčiau, saulutė jau kepina. SPF 50, manau, nepadeda labai gerai. Tai centre, galiu pasakyti, švara yra labai wow. Kiekvienas restoranėlis plauna prie savo įėjimo asfaltą, kas toks culture shock mum. Bet vienas pastebėjimas, kad čia kartais žiauriai smirda. Tai net nežinau kokį palyginimą, kai toji yra centre, tai vat eini gatvė ir va toks kvapas, bet po to praeina. Šiaip labai žmonės atsipalaidavę, labai ramus, kiekvienas sėdi savo kavinukėje, visi tiesiog atsipalaidavimas, ne kaip pas mūsų Lietuvoje, visi atsargiai išprotėję laksto. Toks čilas, sakyčiau, atvykom į Erasmusą, bet čia jau mums gaunas toks pailsėjimas nuo pasaulio. Aš tą patį sakiau, kad jie dabar balevoja ir jiem ant turistų yra. Jie tiesiog, jiem nerūpime mes. Aš ant tiek nusišneku, bet taip rimtai žiūri į savo darbą. Tiesiog, va čia yra atsidavimas. Aš linkiu kiekvienam kursui turėti Dominiką savo Dominiką, kuris 100% dirbs. Jisai tiesiog žiauriai stengsis, nesvarbu, kad važiuoja su 4, kaip čia gražiai pasakė, nubuvome, panelėm, kurios jį veda iš proto, liepia nešti daiktus, prašo dalykus daryti visokius ir dar paskutinis į tualetą eina jisai visą laiką, o mumis pirmas išleidžia. Galvos, tie lietuviai glušiai, niekad nieko neranda, visą atvėluoja. Yeah, we have our own channel. Really? It's called Studentų langas. In English it means student's window. Student window. Yeah, Studentų langas. And we are like filming everything about this trip. Great. You know, so yeah. So we are like. Could you share the video after the experience? Just to have your feeling about the Yeah. Of course, we can share it. Okay. We bought the wrong tickets on June, but not July. On July, but not on June. Oh, what a pity. So we had And we see it on checking. and like the train was like left 5 minutes left before the train, and we're like running and speeding to get to the were train. you able to change it? Sorry? Finally, were you able to change the ticket? Yeah. It was like a really good, helpful lady. But at the very last moment, right? Yeah. We had like 5 minutes, and we were really speeding to I get to the train. So stressful moment. Yeah, it was like a really fun journey to Seville.
metų. Thousand years later. Mes tai, ką matom iš tos visos politikos, kuri vyksta, jinai labai liūdna yra. Mums didžiulė problema, mes praktiškai šiandien net negalėjom užduoti klausimo. Net tikriausiai tas žurnalistas būtų nustebęs, kad yra čia iš Lietuvos kažkas atvažiavę. Nes apskritai kolegos mūsų Ispanija, Portugalija, Prancūzija, Italija faktiškai net nežinojo, kur ta Lietuva, kai čia mes tokie esam. Ir labai keistai žiūrisi. Iš tikrųjų, įdomumas menkas. Žurnalistas gauna informacijos ten tiek, kiek jisai turi agentų, kiek jisai turi savo artimų žmonių, kiek jis gauna iš informacijos šaltinių tokios rimtos informacijos. Ir kitas klausimas, kiek jisai gali ją teikti, tą informaciją. Nes yra labai daug nutylima, nes žaidimai iš tikrųjų, kulariniai žaidimai vyksta labai rimti, tai ką jis ir sakė, lobistai dirba ir pažįstami visokie, didžiosios valstybės dominuoja ir taip toliau. Nu, vat tokia situacija. Tas įdomumas kaip žurnalistam, mums, tiesą sakant, kas nežino, reikia patiems pamatyti. Tai ką, antroji diena Sevilijoje, dabar iš ryto yra 20 laipsnių. Ir kad ir kaip tai paradoksaliai skamba, bet yra šalta. Nu, bet kai vakar buvome pripratę prie 36-35 laipsnių, tai 20 laipsnių atrodo kaip Lietuvoje 14-15. Tai sveiki studentų lango žiūrovai, sveikiname su jumis iš Algeciras. Patys tiksliai nežinome, kas čia yra, bet spėjom, kad tai yra kažkoks oro uostas. Ne oro uostas, o šiaip uostas kažkoks tai. Ir muitinė galbūt, nes yra žmonių su lagaminais ir daug autobusų. Tai bandysim išsiaiškinti. Iš viso nežinom, kodėl čia atvažiavom, bet galite matyti, koks gražus vaizdas ten yra, kokie gražus kalnai. Tai mes labai tikimės, kad spėsim pamatyti ir miestą, o ne tik tai muitinę, kuri mums yra žiauriai įdomi. Tai va, bet kadangi yra žiauriai daug policijos ir visi jie žiūri mumis ir jau galimai nusitaikę, matau Dominikui čia lazeris raudonas, tiesiog šviečia, tai jau gal nustokim filmuoti. Atsivedė ispanai mus pavalgyti į turkų restoraną. Tai... Mes važiuojame į Ispaniją, bet mes norim pavalgyti turkišką restoraną. Tai nenustoja tiesiog nešti maistus. Čia iš tikrųjų net nežinom, ką valgom, tiesiog valgom. Ir galvojam, kad jau vyksim namo, nes čia yra beveik 3 valandos kelio iki Sevilijos. Ir pasirodo, turėsim dar 2 konferencijas, tai namuose bus kokią 10 valandą. Antrą dieną važiavom netoli Gibraltaro į Algeciras miestą, kur mums pristatinėjo problemas apie migraciją ir visus tuos reikalus. Tai, na, kaip čia pasakysiu, buvo įdomu, bet to pačiu neįdomu, nes pasakojo tokius dalykus, kurie yra suprantami ir paprasčiausiam žmogui, kad įėjus į traukinių stotį... Atsiprašau, į jūrų uostą įėjus, kad nuskenuoja tavo pasą, nu čia ir taip jau yra faktas. O paskui vykome į policijos komisariatą, kur irgi pristatinėjo apie Jungtinių tautų organizaciją, kuri padeda žmonėm. Ir tai tuo pačiu dar irgi vėl apie migraciją nelegalią. Tačiau kaip tai yra susijęs su Europos parlamento rinkimais, mes dar kol kas ne per labiausiai išsiaiškinome, nes visas projektas yra apie Europos parlamento rinkimus ir apie jo veiklą. Tai kaip šitie 3 dalykai 2 yra susiję, tai mes dar neišsiaiškinom.
Mes dalyvaujam projektą susijusiu su Europos parlamentu. Europos parlamento buvo pirma diena. Dabar mumis į Ryžių laukus atsivežė. Kaip tai susijęs su Europos parlamentu? Su Europos ateitim? Labai geras klausimas. Mums ką tik ta panelė, kurią mes nufilmavom, nupirko bilietus. 5. Bet kaip mums nesiseka su transportu, bet to pačiu ir šiauriai pinigų. Ir dar nepaėmė Nes jį nemoka vairą. Nes jai O nemoka. jinai galėjo apgauti paimti. Jo. Wow. Aš kraustu su Ispanija. Mumis šiandien vietiniai ispanai visiškai gelbėja, nes mes būtume pasiklydę kokius mažiausiai 5 kartus. Bet ačiū Dievui, kad ispanai, kai kurie moka angliškai, tai mus gelbėja ir gelbėjo. Tikrai pasijaučia, kai yra penktadienio vakaras, nes Daug žmonių. nežmoniškai daug žmonių. Taigi, mūsų langus šiandien yra jau kelinta išgyvenimo diena Sevilijoje. Ketvirta diena ir iš tiesų mūsų namus užpuolė skruzdas, todėl dabar darome gelbėjimo operaciją. Mumis jau užpuolė nuo pirmos dienos. Jo, bet mes nusprendėm, kad reikia tvarkytis, tai turim druską ir tiesiog dabar visus namus, kaip atrodo, čia kažkoks ritualas nuo vaiduoklių vyksta, nes žinokit, druską reikia appilt, kai užkeikiami namai yra. Ir tiesiog dabar visus tarpus, už kurių mes galvojam, kad jos eina, nes tiesiog pribarstysim čia ir dar padarysim suėdė mūsų keksus, suėdė mūsų batonus, todėl mes dabar atsikeršėjom jom ir visą žudysim, masinės žudynės vyksta. Šioks toks kartas ir paaiškinimas, tai 4 projekto dieną mes vykome į susitikimą su Europos parlamento korespondentais ir ten vyko 2 prezentacijos, 2 paskaitos ir vėl eilinį kartą buvo nepaliestos pačios svarbiausios temos Baltijos valstybėms, tai yra Ukrainos bei Rusijos karas. O einamiausios temos buvo ekonomika bei ekologija. Ir antrosios prezentacijos gale buvo pasakyta mums, kad jeigu norite, galite kažko paklausti ir aš uždaviau jiems atvirą klausimą, kad kaip elgtųsi didžiosios valstybės, jeigu Baltijos šalis būtų aneksuotos Rusijos. Ir iš to išėjo 35 minučių diskusija, kurios pabaigoje prancūzų studentai, galima sakyti tiesiai šviesiai mums pasakė, kad jeigu tokia situacija atsitiktų, tai jie paaukotų mus dėl savo taikos. Paskutinė projekto diena 5. Dabar vaikštome po centrą ir ieškome artimiesiam lauktuvių. Užmiršom tą faktą, kad čia sekmadieniais labai mažai kas dirba. Pagrinde dirba tik tais įvairūs suvenyrų kioskeliai ir aptarnavimas. Pavyzdžiui, restoranai, kavinės ir taip toliau. Tai vis tiek bandome kažką atrasti. Šiandien bus viena veikla tik tais. Kaip suprantu, bus tiesioginė transliacija iš Europos parlamento rinkimų. Tačiau paskutinė projekto diena nereiškia, kad yra paskutinė diena Sevilijoje, nes mes šiandien dar išmiegosime pas save apartamentuose
Ir tada rytoj jau laukia labai ilga ir sunki kelionė, kadangi važiuosime iš Sevilijos į Madridą. Tada Madride būsime 6 valandas, kol lauksime skrydžio. Tai manau, pasibūsime kažkiek ir pačiame Madrido centre. Tada mes skrisime lėktuvu iš Madrido į Milaną. Ir tada tenais vėl reikės laukti 5,5 valandos. Ir iš Milano skrisime į Kauną. Tai laukia tikrai ilga ir sunki kelionė. Taigi, manau, mes susitiksime mūsų veiklose, tai yra Europos parlamento rinkimų tiesioginė transliacijoje. Tai atvykom paskutiniam susitikimui su Lojolos universitetu, esame labai pavargę, labai jautrus, labai pikti, labai nervuoti, labai visko nepatenkinti, nes tiesiog labai norim namo. Atbūnam čia, neįsivaizduojam, kas čia veiks, dabar pasirašėm mergaitės visus dokumentus galutinius, kad galėtumėm tiesiog važiuoti namo su tais dokumentais. Po to planas po šitos paskaitos, šito uždarimo yra vykti dar vakarienės skanios pavalgyti Sevilijoje ir tiesiog grįžti namo, susidėti daiktus, pailsėti, nes rytoj laukia labai labai ilga kelionė namo. Visą parą, tai būsim tik tai antradienį ant pietų kažkur, tai va žodžiu, tai tiek kol kas. Įsivaizduokit, kaip yra smagu atvažiuoti į projektą, kuris yra apie Europos Sąjungą, kur visą laiką su mumis kalbėdavo angliškai ir dabar mes atvažiuojame paskutinę dieną, kur yra pati turbūt svarbiausia diena, kur realiai apie Europos parlamento rinkimus ir jie šneka ispaniškai. Esmė yra tokia, kad mes atvažiavom, buvo 15:06 į WhatsApp grupę. Be 15:05. Atvažiavom, buvo be 15:05. Buvo į WhatsApp grupę parašyta, kad būtinai reikia tokiu laiku būti. Dabar yra be 26 ir dabar čia tik viskas prasidės. Tai eilinį kartą ispanai mus stebina savo labai dideliu punktualumu. Aš tiek turėjau paruošus šiandienai. Viskas, skrendam. Jo. Dabar važiuosim traukiniu. Jo, važiuosim traukiniu iš Sevilijos į Madridą. Turime ekstra legrumą. Jo. Ir laukia dar paskui 2 skrydžiai. Ir dar kelionė iš Kauno į Klaipėdą. Tai bus 26 valandų kelionė. 24. Tai bus labai sudėtinga, labai sunku, labai pavargsim, bet pagaliau būsim namuose. Pagaliau. Madride. Mes esam Madride, dabar keliausim į oro uostą ir lauksim pirmo skrydžio. Reikės laukti apie 6 valandas. Žodžiu, dabar yra 1:30 nakties, ką tik nusileidom Milano oro uoste. Aš jau praėjau šitą visą
pasporto kontrolę, laukiu kolegų savo, kurie, manau, turėtų neužilgo ateiti. Tai nuotaikos yra tokios, kad esam labai stipriai pavargę, norim greičiau namo, bet dabar turėsim laukti 3,5 valandos kito skrydžio. Viskas, keliaujame paskutinį skrydį. Dabar yra 15 laipsnių, o aš esu su šortais. Tai šalta. Norime padėkoti Klaipėdos universitetui už galimybę dalyvauti šiame projekte. Norėtume padėkoti ir jums, Studentų lango žiūrovai, kad stebėjote mūsų nuotykius Sevilijoje. Nepamirškite pasubscribinti šią video, jį palaikinti ir pasidalinti su draugais. Susitiksime kitame video. Ciao!